Padarėt veiksmą, padengėt ir nebūtinai visą detalę dengti vienu metu, dengi etapais. Tokiu būdu užtikrinsit tolygę sklaidą medžiagos. Pasidengus su šia priemonė Color Lock tekstilę, mes turėsim tekstilės didžiulį hidrofobą ir tokiu būdu mes jį apsaugosim nuo purvo ir drėgmės. Apsaugos šitą Color Lock priemonę. Kaip ją naudotis? Tai tiesiog atlupam etiketę, atsiklijavus ir šitoje pusėje yra visomis kalbomis aprašymas, kaip naudoti šią priemonę savo tekstiliai apsaugoti. Šiuo atveju mes turim kabrioletą su prezentiniu stogu, kurį taip pat mes saugosim nuo purvo ir vandens. Kurdami pridėtinę vertę automobilį, dengiam ne tik prezentinį stogą, bet ir dengiam automobilio kilimėlius. Reikia įmirkyti kilimėlį arba tą paviršių, kurį jūs dengiat, tekstilinį paviršių, tolygiai ją pasklaidom su šepetėlio pagalba. Įtrinam, sklaidom visur vienodai ir tolygiai. Jeigu teisingai prižiūrėsit po padengimo savo transporto priemonę arba baldus, gamintojas suteikia 2 metų garantiją. Plaudamas automobilį atkreipiau dėmesį, kad visur prieina vandens. Mūsų klientas neprašė, mes savo norų padengsime jam variklio skyriaus apdailas. Dengti iš vidaus, bei stiklą variklio skyriaus, taip pat iš vidaus dengsime keramiką. Padengiame automobilio stiklus ir pereinam prie variklio skyriaus. Dengsime šonus. Naudosime šiuo atveju purškiamą keramiką. Pereinam prie automobilio išorės apsaugos. Tai kaip ir minėjau prieš tai, keičiam aplikatorių, jau turim, keičiam keramiką. Turime kelis rūšis keramikas, kurias naudojam savo darbui. Šiandien darbai baigti ir keramikai bei impregnantui paliekam įsistovėti 9 valandas ir grįšim rytoj, parodysim jums rezultatą.